Jau 7 kartą organizuotame dailininkų plenere Regina 10 žinomų menininkų beveik 2 savaitės tapė romantiškuose XIX amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios paveldo pastatuose, Radium ir Burmistro vilose, įkurdintose viešbučio Regina pašonėje. Plenero kuratorius dailininkas Aleksandras Vozbinas pasakojo, kad vieni menininkai tapė druskininkų motyvus, kiti kūrė įkvėpti ažūrinės medinės Radium vilos architektūros, o treti liko ištikimi savo stiliui. Manau, kad druskininkai pirmiausia turi labai gerą savo aurą. Čia turbūt visiems žinomas Čiurlionis, Lipšicas, galų gale nuostabus renginiai, kurie vyksta teatro festivalė, ne kino, poezijos. Tai dailė, tapyba be abejo, čia turi labai gerą, taip sakant, terpę, mes gražiai įsikomponuojam. O bet ir patiems žmonėms tai yra labai gera, vis tik tai pati gamta, Nemunas, parkai, miškai. Tai yra ta vieta, kur žmogui tikrai padeda kurti. Plenero globėjas viešbučio Regina generalinis direktorius Rimvydas Aniulis prasitarė ir apie jo paties idėją artimiausiu metu Burmistro viloje įrengti galeriją, kurioje kurorto svečiai galėtų susipažinti su Reginos dailės kolekcija. Jo žodžiais, minėtose patalpose būtų organizuojamos ir dailininkų personalinės parodos. Pasižiūrėjome, kad viešbutyje yra pakankamai daug darbų tapybos, kurie netelpa ant sienų. Ir nusprendėme iš vieno iš tų gražių vilų, Burmistro viloje tikriausiai daryti galeriją, įrengti ją per porą aukštų. Aišku, reikėtų dar suderinti su tam tikrom institucijom tuos planus, bet jau dabar darbai tenai kabo, prilipo prie sienų ir tikiuosi, kad jie ilgai nuo ten nenulips. Romantiško stiliaus Radium ir Burmistro pastatuose planuojama eksponuoti dailės kūrinius, sukurtus Reginos plenerų metu. Jų per 7 metus viešbutis sukaupė daugiau nei 100. Gausią drobių kolekciją kasmet papildo plenerų metu dailininkų sukurti ir padovanoti darbai. Šiemet kolekcija papildyta dar 30 kūrinių. 7 Reginos pleneras truko beveik 2 savaitės. Jų metu sukurtus menininkų darbus, kurių nutapyta apie 100, buvo galima pamatyti Reginos plenero uždarimo dieną. Kuratorius Aleksandro Vozbino žodžiais, šiemetis pleneras išsiskiria sukurtų drobių gausa. Pašnekovas patikino, kad dar nei vienais metais jų nebuvo sukurta tiek daug.